Jaunimo banga. Sveiki, esu Asta, esu reporterė iš mokinių internetinio radijo Jaunimo banga. Atvykau į Joniškį, atvykau prie labai senos ir gražios mokyklos, tai Joniškio Aušros gimnazijos. Štai ši mokykla, apsupta parko, buvęs dvaras. Ir šiame parke sutikau keletą jaunų žmonių, kurie man sutiko papasakoti, pasidalinti įspūdžiais apie vasarą. Tai vaikinai, kaip sekėsi jums praleisti vasarą? Gal paklausiu kiekvieno asmeniškai. Na, šiaip ši vasara buvo gan gera. Manyčiau, kad tokios geros vasaros dar neturėjau. Ir šiaip buvo prasminga. Nuveikiau daug darbų, papramogavau kaip normaliai. Tikrai buvau dviejose grandiozinėse renginiuose, kurie man iš tikrųjų labai patiko. Kokie renginiai buvo? Tai DJ Tiesto koncertas Palangoje ir Selo koncertas Klaipėdoje, kurie iš tikrųjų sukėlė didžiulį įspūdį. Na, dar per vasarą perskaičiau 2 knygas. Kokias knygas? Vincas Mykolaitis Putinas Altorių šešėlis ir Šatrijos ragana. Šiaip dar, kadangi jau artėja rugsėjo 1, na, tokių planų kaip ir neturiu, tiesiog ramiai lauksiu, apsipirksiu gal mokyklinių prekių ir tiesiog lauksiu mokslo metų. Nes jau liko visai nebedaug laiko. Savaitę su biškiu. Vasara prasidėjo gerai, nebuvo jokių darbų, vidury vasaros atsirado daug darbų. Pradėjau jau mokytis kelių eismo taisyklės, nes artėja teisių laikymas. Rugsėjo 1 jau už kelių savaičių. Rugsėjo 1 jau kaip ir pasiruošęs, mokyklai kuprinė nupirkta ir viskas. Iš tikrųjų, šią vasarą leidau savo patinginiauti ir tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu. Ir tiesiog iš pradžių gal šiek tiek truputį darbavausi namuose, bet tai nepavadinčiau dideliu darbu. Vėliau jau išvykau į Palangą kartu su Simu ir į Klaipėdą, mėgomės 2 koncertais. Taip pat visai nesenai grįžau iš Lenkijos, tenais buvom Europos stovykloje. Ką jūs ten veikėte? Tenais buvo iš keleto šalių susirinkęs taip pat jaunimas ir mes kalbėjome taip pat tema apie ekologiją ir mėginome tenais rengti diskusijas, bet iš tikrųjų tos diskusijos geriau pasikeitė į vakarėlius. Bet tai, o diskusijos būtent kokia tema buvo dažniausiai eskaluojama apie ekologiją? Kaip tiesiog išsaugoti aplinką ir tiesiog kaip naudoti įvairius produktus, kad jie nekenktų aplinkai. Ir ką jūs nusprendėte, ką atradote, kokius atsakymus radote į tai? Kad tiesiog reikia daug rūšiuoti ir stengtis visiems kitiems žmonėms sakyti, kad rūšiavimas yra pagrindinis dalykas į ekologijos gerinimo pusę. Supratau. O tai dabar dėl šitos paskutinės savaitės prieš rugsėjo 1, kokie planai pas tave? Ką dar ruošiesi nuveikti? Smagaus? Iš tikrųjų atsiprašysiu pirmiausiai lietuvių kalbos mokytojas, nes neperskaičiau nei vienos knygos, kas yra labai negerai, bet laiko dar yra atseit. Dar yra savaitė. Dar savaitė, o šiaip iš tikrųjų nežinau, dar nieko nesiruošiau, mėginsiu gal ekspromtų, nusipirkti kiekvieną sąsiuvinį ir tiesiog sėdėti ramiai ir laukti paskutinių vasaros dienų. Nes tiesiog reikia pasidžiaugti paskutiniam dienom, nes jos tikrai pačios vasaros dienos nebuvo labai karštos, tai tikiuosi dar pavyks pamatyti dar saulės spindulius daugiau. O daugiau tiesiog, nežinau, lauksiu rugsėjo 1, mokysiuos, kaip ir kiekvienais metais.